Visgi, Igori, galima sakyti, kad Žalgiris iš entuziazmo žaidžia dar netgi geriau, negu kai žaidėjai gaudavo pinigų, nes 5-1 su Atlantu ir dabar pergalė prieš Šiaulius, prie savo pagrindinius konkurentus, abi komandas. Nu ką, kad 2 pergalės, aišku, malonu ir, kaip jūs pasakėt, negaunam atlyginimą čia jo, bet kaip daug žaidėjų atėjo iš antros komandos ir paprasčiausiai nori parodyti, kad jie verti žaisti pagrindę Žalgirį ir kaip šiandien ir prieš savaitę parodė, kad galima ir su jaunimu laimėti. Kaip vertinate šias rungtynes, savo 2 įvarčius ir kaip manote, kuo buvote pranašesni už mūsų klubą Šiaulių? Kaip, vertinam čia, neaišku, ne tik mano 2 įvarčiai, bet čia labai gerai gynasi komanda. Mes labai, galiu pasakyti, pirmą kėlinį kontroliavom žaidimą ir man paprasčiausiai tik reikėjo pabaigti atakos. Ir antrą kėlinį, aišku, biškai atidavėm iniciatyvą, bet išlaikėm rezultatą ir labai gerai. Ką galime pasakyti apie Šiaulių komandos žaidimą šias dienas? Kiek aš čia prieš buvau ilgai traumuotas ir galiu pasakyti, porą žaidėjų žinau ir čia irgi matosi, kad jauni žaidėjai žaidžia ir jiems, aišku, reikia dar daug dirbti, kad laimėti. Coach, your impressions about match? Match bad. When we lose is bad every moment. But I want to speak just sorry for fun. We try to work every week in perfect mode, but after what we work in week, in match don't have. So, sorry for fun, ačiū, okay? Taigi, treneri, pergalė 2-0, ko gero tenkina ir kaip vertinate šias rungtynes? Na, rezultatas pats kalba už save ir prieš varžybas vaikinams sakiau, kad labai atsakingai, kad užmirštų praeitas varžybas su Atlanta, kur mums taip gerai sekėsi su jomis tos varžybas, o ką vyrai išėjo įsikrovė 100%, gerai labai išanalizavom Šiaulių žaidimą, žinom, kad jų stipriasias ir silpnasias pusės, kas šiandien pavyko išnaudoti. Kiek komandai duoda Igoris Morinas, kuris praeitas rungtynės įmušė įvartį ir dabar 2 įvarčiai lėmė pergalę? Vien tai pasako, kad sugrįžus ir reikiuotė žmogus jau per 2 varžybas, jeigu neklystu, pelnė 3 įvarčius, tai manau, kad šiandien komentarų. Be komentarų. Stebino ko nors Šiauliai ar ne šiandien? Ne, mes žinojom, kad čia tikrai gan stipri komanda yra. Turi savo, kaip sakoma, savo braižą žaidimenį, savo veidą komanda turi. Jauna, ambicinga. Tikrai ruošimės kovai. Ir jūsų akimis, kaip trenerio, kokias klaidas darė šiandien Šiauliai? Nežinau, šiandien tik tai mačiau savo komandą. Svetimos komandos aš nežiūriu, tenai jų virtuvė, aš tenai nelendu. Paskutinės rungtynės laimėjote prieš Atlantą ir dabar prieš Šiaulius. Šios komandos kovoja dėl 5. vietos, tai galima sakyti, kad jūs esate favoritai kovoti dėl šios vietos? Dar negalim sakyti, mes esame favoritai, dar visa kova prieš akį. Visas 4. ratas. Dar viskas gali apsikeisti.